Sveiki, mano vardas Dalia. Norėčiau padėti jūsų įmonei tapti atviresnė neįgaliesiems. Šiandien patarsiu jums, kaip parašyti darbo pasiūlymą. Turiu 2 paprastus patarimus. Pirma, pabrėžkite, jog esate atvira ir norite įdarbinti neįgaliuosius. Galite pateikti pavyzdžių. Siūlote lankstų darbo grafiką ir galimybę dirbti namuose, poilsio kambarį ir galimybę atsikvėpti. Darbas gali būti atliekamas ir dirbant ne visu etatu. Jūsų patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems, turite liftą, tualetą neįgaliesiems ar kitą reikiamą įrangą. Įmonė gali suteikti darbo vietos įrangą pritaikytą neįgaliojo poreikiams. Kuo išsamiau aprašykite darbo reikalavimus konkrečioms pareigoms. Sutelkite dėmesį į svarbiausius dalykus, juos suformuluokite kuo aiškiau, tuomet visi kandidatai galės geriau nuspręsti, ar jie galės atlikti nurodytas užduotis. Pavyzdžiui, ar reikės nešti arba kelti daiktus, ar darbo medžiagas, kokio sunkumo tie daiktai, o ne tik reikalavimus kvalifikacijai. Tai 2 mano patarimai apie neįgalaus asmens įdarbinimą. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, apsilankykite šiuose interneto svetainėse. Jei norite sužinoti daugiau, peržiūrėkite kitus mano mokomuosius vaizdo įrašus.